pagaliau atėjo ta diena, sulaukiau Grunkio. Išėjo aikštelę, matėm tą Migelių, tik tai seilytės, ir aš dabar jį paimsiu. Mindaugas Kvedaras tiesiog, jis galvoja, man atrodo, kad čia yra jo paskutinė gyvenimo akimirka. Matyt, Dovė dar geresnė situacija, kai turėsim ir Nigelį. Taip, iššau, kuris aš ten buvau, aš ten kelias savaitės ar daugiau ten nežaidžiau. Kągi, bičiuliai, sveiki įsijungę Žalgiris Insider tinklalaidę po tikrai tokios gėdingai ilgesnės pertraukėlės. Mes vėl pagaliau kreipiamės į jūs, į jūsų malonėses ausis ir akytes ir pagaliau vėl galim pakalbėti apie Kauno Žalgirį, apie aktualijas, apie tai, kas yra svarbu. Ir kartu su manimi yra ir Erikas, ir Žygimantas Janavičius. Sveiki, vyrai. Sveiki visi, sveikas Rytis, sveikas Žygi. Labą. Buvo rungtynėse Garliavoje, kur dar kartelį teko sužaisti Kauno Žalgiriui dėl Žalgirio arenoje vykstančio futsalo. Šiaip neeilinio renginio iš tikrųjų, bet aš futsalo visiškai nežiūriu. Jūs gal užmetėt akiai bent į highlightus ar ką? Aš tos kelis įvarčius lietuvių mačiau, o jūs matėt, nematėt? Aš mačiau tą pirmą įvartį, tokį brazilišką, kurį šauto iškėlė įvartis, tai teko matyti įvarčius, apsilankyti nepavyko, nes vakar įvyko rungtynės, mes žaidėm tuo metu. O ir pirmos rungtynės su čekais nepavyko stebėti, bet rezultatų sekame ir palaikom. Taip, tai va irgi, kaip sakai, irgi toks iš highlightų, kiek spėjai pamatyti iš socialinės medijos, tai porą tų lietuviškų įvarčių teko pamatyti neblogų. Tikiuosi dar gal pavyks pamatyti ir tas paskutinės rungtynės, kiek čia, 28 dieną. Taip, su armėnais bus tos rungtynės, aš žinau, kad jos tribūnose žada būti karštos, ten yra tokių labai nesmagių niuansų Armėnijos komandai. Yra galimai vienos labai nedraugiškos šalies naturalizuotų žaidėjų, kurie ten su armėniškais pasais. Ir man atrodo, Green White Boys bandys pasirūpinti, kad jie nesijaustų labai čia patogiai. Tai linkėjimai iš karto Green White Boysam, tikiu, kad sukursit gerą atmosferą. O dabar apie Garliavą. Ir man labai vienas įdomus dalykas dėl tų rungtynių. Iškart, kai pamačiau, kad nežais ir Sisko, ir Modo, ir Nigelas, ir Ule. Tai kas iš tų jaunųjų žalgiriečių bus registruoti ir pagaliau atėjo ta diena, sulaukiau Grunkio. Aš taip laukiau Grunkio, kad pagaliau užsivilktų tą aprangėlę. Ir debiutas įvyko, 3 taškai, 3 pataikytos baudos iš 4. Kaip jums iš šono buvusiems Garliavoj patiko, ką matėt iš Grunkio iš tų kelių minučių? Aišku, debiutas dar toks kuklus, bet vis tiek pirmos minutės LKL. Ne, tai aš kažkaip matėsi, kad kažkiek ir jaudinosi, kai tas sėdėjo ant keitimo to soliuko irgi toks stresavo, mačiau, kojytėm tai trepsi. Bet aišku, smagus debiutas, tikrai smagu už jauną žaidėją ir matėsi ir varžovai kažkiek ir spaudė specialiai, kažkiek Migelis būtent gavosi toks jau asmeniškai, gal kažkiek pasiėmė ir perėmė ir tą kamuoliuką ten ir tą nesportinę pražangą užsidirbo, bet smagu, kad atsarginius suolelis visi palaikė, neišėmė ir Tomas jo liko rungtynėse tada. Tai toks kažkiek gauni tokį ir kartėlio, gauni kažkiek ir visiškos kovos, kur tikrai ant kalė tiek tokių dalykų nepamatysi, bet manau, debiutas, sveikinam su debiutu ir žiūrėsim, kaip sekasi jam. Kaip tau, Žygi? Puiku, reikia pasveikinti, vis tiek pirmi taškai, debiuto Žalgiriai, tikrai didelis įvykis, manau, kad vaikis džiaugiasi, mes džiaugiamės už jį ir tas debiutas kaip ir turėjo toksai būti, vis tiek jisai yra mažas, greitas, daug žaidė ten, nes manau galvoja, kad ir čia pavyks taip, o čia vis tiek vyrai, kiti kūnai, dar kažką, tai sakau, jaunimas visada, kaip ateina, jie turi prakentėtas kelis mėnesius, metus, kas greičiau, bet jo, jis išėjo aikštelę, matėm tą Migelių, tik tai seilytės, ir aš dabar jį paimsiu, lengvi taškelį, tai čia normalu, bet tai yra ir Eurolygo jauniems žaidėjams, kas išėjęs, tu turi tas 2-3 minutės, kelias rungtynės įrodyti, kad tu pasiruošęs, nes jeigu ne, tu būsi taikinys, tai ir čia dabar pamato, tave atakuoja, tu turėtų laikyti jas. Grunkiui ne visai pavyko, bet tai normalu, bet sakau, džiaugiamės už jį, matėm jisai greitas, turi daug pasitikėjimo savimi ir manau, kad procesas ir jam viskas bus gerai. Mes čia prieš tinklalaidę bandėm prisiminti, Žygi, tavo pirmasias rungtynės LKL. Tu pats sakai, kad galbūt tai galėjo būti ir BBL, dar tuometiniam Baltijos krepšinio lygos kontekste. LKL puslapis rodo, kad tu savo pirmasias rungtynės žaidei prieš gimtojo Alytaus miesto komandą ir Žalgiris jas laimėjo. Ratko Varda, beje, tose rungtynėse 38 EFO surinko. Tu debiutiniam savo LKL susitikime, bent jau taip kaip rašo LKL, 7 taškai, taip atrodo labai tvarkingai kaip debiutantui 19-mečiam, bent jau iš to, kaip datos susidėlioja. Tai ką tu prisimeni iš savo pirmų žingsnių Žalgirį? Gal nebūtinai tų rungtynių ar kažkokių kitų? Taip, prisimenu, sakau, Babelė, dar žaisdamas dublerius irgi važiavau 5 valandas į Ventspilį, toksai... Tiesiog tave vieną vežė? Vežė jo, nes jie žaidė ten, man atrodo, žaidė Estijoje ir po to turėjom žaisti likti į Ventspilį.
Tai jie parskrido, kažkas ten negalėjo žaisti, tai mane po rungtynių vežė 5 valandas. Šviežio kraujo paketas pristatomas. Ten irgi visai neblogai sekėsi, tai viskas, bet toks pagrindinis gal irgi man toks prisiminimas dar ir dabar neskau daug, jau seniai buvo jau prasta atmintis, bet tas pagrindinis prisiminimas, kaip debiutas Žalgiriui buvo, tai tu pakili nuo suolo, tu visas įsitempęs, noro daug, emocijų daug ir tu perbėgi taip 2-3 kartus per aikštę. Ir tu jautiesi, kad tavo kūnas yra, atrodo, kad akmuo, rankos nekyla, kojos nekyla. Bet dėl psichologinės įtampos? Dėl psichologinės, dėl nežinau, gal to intensyvumo, nežinau, bet tu taip įsitempęs, patapi, kad tos rankos nekyla, kojos nekyla, tu tik prašai keitimo, o treneris ir dabar aš manau, treneris, tu jaunas gavai šansą, pabėgio 2 minutės ir tu nori keitimo, bet tu tiesiog fiziškai negali, nes tu atrodo, kad surakintas kūnas, atrodo visas sutrauktas. Bet tai dėl įtampos, dėl įsitempimo, nes... Tai čia gal tas yra, kad tu tipo... Tiek nori daug padaryti, kad tu savo jėgų rezervus per kelias akimirkas va taip. Ir jėgų, ir įtampa, jo, nes tai vis tiek, tai yra žaidimas, tu turi daug judesių, turi būti atsipalaidavęs, jausti pasimėgumą, žinoti, kur panaudoti jėgą, o tu išeini per tas 5-10 sekundžių visur viską panaudoji ir tu viskas jau, tai va tas labiausiai prisiminimas iš debiuto, kad tu buvai tokioje didelėje įtampoje ir buvo labai sunku. Kiek tavo galvoj karjerai pasitarnavo ir tai, kad tame savo pirmajame sezone, pilname sezone su Žalgiriu, Žalgirio finansinė situacija buvo katastrofinė. Klubas buvo arti bankroto ribos, arti užsidarimo, žinom tas visas istorijas už aikštės ribų, bet realiai sezoną Žalgiris baigė su lietuviška sudėtim, be legionierių, finale 1-4 Rytui pralaimėta, bet tu finalo serijoje, tu realiai, aš mačiau minutę žaidėjai 20-28 minutės, ta prasme, debiutantui, tai yra tiesiog nesuvokiami skaičiai tokioje svarbioje finalo serijoje, kur Žalgiris dar vienas rungtynės ir pasiėmė. Tai kiek tu galvoji, tas sezonas tau vėliau padėjo karjeroje, nes iškart buvai įmestas į baseiną, plauksi, neišplauksi, nesvarbu, mums tiesiog reikia žaidėjų nuskęs, su nuskendusiu žygiu žaisim, bet tu nenuskendai, tai kiek tau padėjo? Tai reikėtų žiūrėti iš keleto kampų, manau, tai aš galvoju, ar padėjo, ar pakenkė, dabar kaip atsuko, aš galvoju, kad taip, tas sezonas buvo taip nubirėjęs, iššokau Žalgirį, gavau keletą ten rungtynių, gal 5 starto 5 Eurolygoje, tikrai turėjau neblogų rungtynių, po to ten Mantas grįžo, nes irgi buvo traumuotas. Tai sakau, galbūt tokį po to savo lūkesčius užkėliau, kitiem lūkesčius užkėliau, bet aš buvau jaunas, nebuvau pasiruošęs ir po to gal sudegiau iš tos pusės, kad aš buvau tam nepasiruošęs. Nes nepalengva jie. Jo, ir tas sezonas, kaip sako, galėjo būti, tau šuolis dar kažką, bet aš tam, kaip dabar aš galvoju, tada galvoju kitaip, dabar aš galvoju, aš buvau nepasiruošęs ir mane įmetė į tą baseiną ir aš nebuvau pasiruošęs plaukti, tai gal būtų dabar iš kitos perspektyvos žiūrėjau, jeigu būtų normali komanda, normali struktūra, tave įvedinėja vienas rungtynės, nepasisekė, dirbi kitas rungtynės ir po šiek tiek įvedinėja tave ugdant kaip žaidėją, individualiai, psichologiškai, gal būtų tas pagrindas geriau pasidėjęs, o ten įmetė, bum, ne, sekantis, nes tokia situacija buvo. Tai sunku pasakyti, bet buvo kaip buvo daug patirties, daug prisiminimų ir dabar primintas rungtynės, tai prisimenu ir tritaškį, ir užsivedimą, kaip Halį, man atrodo, dar laimėjom tas rungtynės, ten važiavom pralašom. Jo, buvo ten važiavom sumindė, čia atgal, jūs turit pasimtą ten asmeniškai, man reikėjo Čeką Eitsoną dengti, aš ten irgi krentu, bėgu, porą tritaškų įmečiau, prisimenu tik Zavackų, ten tokį iš Kem 5 dar kažkur gal yra, net YouTube kartais esu matęs. Tai smagus prisiminimai, bet nežinau, ar tai karjerai davė impulsą ar tokį atgal, bet džiaugiuosi, kaip bebūtų buvę. Čia iš tikrųjų gerai gal ir sakai, nes dabar smagu, kad yra sistema, kad žaidėjai gali būti tada įvedami, kada labai reikia pagrindiniai komandai, jie po truputėlį galbūt tada eina į kažkokią kitą LKL komandą, pasisem patirties, tada grįžta į Kauno Žalgirį, nes jeigu tie laikai grįžtų, kad kaip tavo atveju, tai vadinasi jau kažkas nestabilaus yra, kad debiutantas turi žaisti 20-30 minučių, ne? Taip, tai buvo, sakau, nestabili situacija ir taip susiklostė, kad nestabilioje situacijoje tu kažką gauni, bet ir kažką prarandi, tai to tokio ūkdymo, to tokio tęstinumo, ramybės nebuvo, nes tai buvo avarinė situacija ir ten kas valdi, kas krenta, taip labai subavo, bet džiaugiuosi, kad Žalgiris išlaviravo ir dabar yra ten, kur yra. Tai vyrai, labai trumpai pašnekėkime apie tą dvigubą Eurolygos savaitę, 2 pergalės paimtos, pagaliau nutraukta ta 50-50 serija, kai vieną laimim, kitą pralaimim. Čia ir buvo kolegų paskaičiuota, kad Žalgirio istorija čia
absoliučiai fenomenali Tai serija. net Eurolygos buvom per vieną iki pagerinimo rekordo. Net iki Eurolygos visiško rekordo, kad tiesiog nutraukta 50-50 serija. Rungtynės Vilerbane ir rungtynės Milane. Ir jeigu dabar taip pragrojat galvoj labai greitai tas abejas rungtynės, koks jums yra ryškiausias epizodas, momentas iš tos visos savaitės, kuris iš karto kyla į galvą iš tų 2 rungtynių? Tai aš nežinau, ar būtų galima, aš nežinau, gal ne vienas epizodas, gal ne, bet gal buvo ta eilė epizodų, kur, pavyzdžiui, puolime išprovokuotas pražangos. Taip, tie čardžiai, ne? Tai buvo tas toks kertinis momentas, kur gerai Vilerbanas, mes žinom, kad ir namie galėtų lengvai su jais susitvarkėm ir pati komanda tokia nestabili, ganėtinai tos naujus žaidėjus vis veža kasdien. Dabar Brianas Angola ten pasirašė, taip. Tik atvažiavo žmogus iš karto Zotiasas komandoje, žaidėjas tapo. Tai tokių irgi ten neaiškių situacijų yra būtent tas Velio komanda, tai gal dėl tų rungtynių buvau ramesnis, bet einant į Milano rungtynę, žinant, kad kiek komanda patirties turi ir Gudura, ir Lorenzo, ir Nybau, ir visi kiti žaidėjai, ir Šeivanas Šilcas, kuris matėm tokį jau, atrodo kažkiek retrospektyviai, jau kažkuris buvo kažkiek pasėdęs, sezono pradžiai geriau rungtyniavo, dabar pasėdė, dabar matėm, kad vėl gali žaisti kokio elitinių lygių. Tai va tos rungtynės mane kažkiek neramino su mintim, kad neturėjom Naidželio Goso būtent tose rungtynėse. Tai kaip galėsim, ar sakykime, ar susitvarkysim situaciją, ar užsiteks vieno asisto, sakykime, ar bus kažkas, kas step upins, ar tą fiziškumą atlaikysim. Ir visi šitos klausimus atsakym iš esmės per tas rungtynės 4 kėlinyje, step upino Maudo Lo 12 taškų pelnęs, 4 kėlinyje, tai visiškas X faktorius tapęs tose rungtynėse. Na, o to gynybiniai epizodai tiek Dovio, tiek Dustinas Lyva, koks buvo X faktorius, tiek Arnas dirbdamas prieš Eivoną. Tai va tie epizodai, sakyčiau, gal vieno neišskirčiau epizodą, bet va ta eilė epizodų, kur tikrai komanda aukojasi, lipo ant lentos ir provokavo pražangas ir vėliau ir išmušė patį Milaną iš savo viso, kur jie norėjo nueiti, tai va, tai man buvo tas, kur, pasirodo, galim luptis, kapotis ir laimėti rungtynės ir taip. Žygi, kas tau užstrigo iš tos savaitės? Labai daug ką pasakojo, tai sakau, daug ten tų epizodų ir gražių ir blogų, bet gal tas epizodas, kaip tas švilpukas jau Milane suskambėjo ir kaip komanda džiaugiasi, ne? Kaip džiaugiasi, kaip apsikabina, kaip suprato, ką padarė, nes 2 savaitę Eurolygoje laimėti yra įspūdinga ir dar išvykoje, tai labai tas toks epizodas, kaip jie džiaugiasi vienas už kitą, padarė puikų darbą, tai manau tas įstrigo, kad komanda turi charakterį ir tas vienas laimėjimas, vienas pralaimėjimas, taip, tai tokia serija, bet atrodo, kad komanda yra su charakteriu, pralaimėjai, nesvarbu, žiūrim į kitas, tai irgi yra geras bruožas, tai norėtųsi, kad matėm ir Tel Avivas ten toksai taškelis ir Virtusas toksai taškelis, tai Eurolyga negailestinga, bet parodo, kad mūsų žaidimas mes visada čia ir tas vienas metimas gali ten ar ten, bet labai džiaugiausi, kad sakau, tas nutrūko ta serija, 2 pergalės išvyko ir komanda vienas kitą palaikymą parodo, kokia yra mūsų kultūra ir kokie mūsų tikslai. Tai va, kaip Žygis teisingai paminėjo apie tą, kur sakai charakterį, kad čia atrodo iš vienos pusės, čia gal norim ir tų pergalingų serijų ir tas pergalė pralaimėjimas kažkiek vienas laimi, kitas tada nutrina tą pergalę ir vis tiek lieki tam ant nulio, bet to pačiu parodo ir charakterį komandos, kad tu nekrenti į tos pralaimėjimo ruožus, kur dabar ir matome tas pats Panathinaikosas, jau ten žvaigždžių perpildyta komanda, patys žinom, bet irgi yra kažkokia psichologinė dobelė, jau žiūri, jau ten jie vieną kitą pralaimėjimą pasirenka, tai aš jau ten jau nekalbu apie Efesas, ten, kur iš viso pabirė dabar tą ilgiausią pralaimėjimų seriją fiksuojantį komandą lygoje, tai va tos išlaikymas charakterio, nepaisant to, kad kartais gauni ir niuksą ir nuvažiuoji į Tel Avivą, kur gal ir tikiesi pergalės ir tu žinai, kad įveikimas varžovas, bet gauni ten, nors dar prieš tai iš Hapoelį jau buvai įveikęs, kur sakytum geresnė komanda. Tai va tie, kad tu gauni ir atsistoji ir lupiesi toliau, tai va šitas geras mano bruožas komandai. Aš manau, mūsų tų sirgalių gal labiau pasąmoniai, ne tų klubo žmonių, kurie viduje būna, kurie su komanda keliauja, labai lengvai galima užsikrėsti tą idėją, kad tu nugalėjai gerą klubą, pasiekiai pergalę, tai tikrai būtinai tai bus ir kitą savaitę, nes tiesiog čia jau tu rodai rezultatą, tai kodėl tu negali nugalėti klubo, kuris dabar yra žemiau negu tu, bet ką ir tu sakei, Žygi, ką turi tu, Erikai, sakai, tai čia yra Eurolyga, ta prasme, klubai vieną savaitę galbūt atrodo ne taip, ne gerai, galbūt jėgų rezervai paskirsti, kažkas nesužaidė, kitą savaitę visiškai nauja istorija ir mes matom, kaip ir tie patys žaidėjai, kurie nesužaidžia vieną savaitę, kaip Seibinas Lee, atrodė, pradėjo gerai, viskas, jau dabar po 20 F varys kiekvienos rungtynėse, -6 F kitose rungtynėse ir vėl tada grįžta. Taip, tai nesinorėtų, aišku, žiūrovai, sportas toks yra, viskas apie rezultatą, apie pergalės ir pralaimėjimus, bet nesinorėtų, kad būtų pergalės ir pralaimėjimas tas toksai nuteisimo rodiklis. Mes norim, kad komanda, kaip sako, turėtų charakterį, matytų, ką daro, matom, kad tobulėja, tai būtų pagrindinis aspektas, ne? Toksai tas proceso matymas, kad jie juda į priekį kažkaip
lipdosi tarpusavį, randa chemijos, tai būtų geriausias tas atskaitos taškas ir tai, sakau, pralaimėjimai, jie skaudus, jie gaila, nes paėmė 1-2 pergalės, tu gal lentelė galėtų būti kitur, bet tie pralaimėjimai duoda tau kažkokį katalizatorių atskaitos tašką, kur tu gali dirbti, ką tu reikia tobulinti, dar kažką, nes pergalės kartais užmaskuoja tos dalykus, o pralaimėjimai tau juos nenori ištraukia. Tai čia, sakau, sunku pasakyti, bet norėtųsi, kad ne vien būtų vertinimas, pralaimėjo Lavonai, laimėjo prieš ką šaunuoliai. Ne, norėtųsi, kad matytų žaidimą tą procesą, kad komanda juda į priekį. Aš tai pasakysiu vieną įspūdingiausią epizodą ir aš manau, kad visi jį pamena absoliučiai. Tai buvo rungtynės Milane ir kai Zekas Lydėjus bėgo link Žalgirio suoliuko ištraukti kamuolį ir kai jis kaip kėgliukus nuskynė mūsų porą personalo darbuotojų ir ten mačiau Mindaugas Kvedaras tiesiog, jis galvoja, man atrodo, kad čia yra jo paskutinė gyvenimo akimirka. Akise prabėgo gyvenimas. Akise prabėgo ten naujoji akmenė vaikystė, kai visi augo futboliuką, kažkiuką žaidė, kaip tada į Kauną įstojo, ten studijavo, čia Žalgirį dirbti pradėjo ir ta prasme ant tavęs užšoka 100+ kilogramų Eržilas ir ta prasme buvo sustabdytas net kadras, kur Mindaugas Kvedaras jau realiai akytės užmerkęs, jau viskas jau. Jau buvo susitaikęs. Jau buvo susitaikęs su likimu, bet tada išnyra visi, iš ten po to pragariuko, kurį sukūrė Zekas Lydėjai, viskas tvarkojo, dar ten apsikabino, draugeliai puikiai pažįstami. O Zekas tiesiog norėjo pažiūrėti, ar turi mano kuprinytę. Tu nepaimi mano kuprinytę. Dar gerai, kadangi Villerbano rungtynės, kaip jūs galvojat, kiek buvo svarbus tas faktorius, kad taip, Villerbano rungtynės prasidėjo labai smagiai, 15-2, bet tada pradėjus rotuoti žaidėjus, truputėlį ir Villerbanas pajautė, kad gali kirs, gali užpulti, buvo tas toks subangavimas, bet antra pusė iš esmės buvo pagal Žalgirio scenarijų ir aš žiūrėjau tas rotacijas, visi 12 žaidėjų žaidė. Do you want to see the whole video? Subscribe to Žalgiris Insider.